apsilankęs 5 partijų būstinėse, o bičiulystė su politikais – normali praktika. Mes žinome, kad keičiasi valdžia, tad norime prognozuoti, kaip ta valdžia elgsis ir kokia bus ekonominė politika. Koncerno vadovybė mėgsta ne tik palaikyti ryšius su politikais, pakelti taurelę, bet ir juos remti. Nuo 2006 iki 2011 metų MG Baltic politinėms partijoms skiria daugiau kaip 274 tūkstančius eurų. Didžiausios paramos iš koncerno sulaukia konservatoriai. Ši partija 2006-2011 metais gauna apie 102 tūkstančius eurų. 2006 metais įkurtas Liberalų sąjūdis iki 2011 metų iš MG Baltic ir dukterinių koncernų įmonių gauna virš 86 tūkstančių eurų. Jie visą laiką dalyvavo tam tikrą prasme politikoje, tol kol buvo leidžiama partijas finansuoti koncernams ir verslui apskritai, tai darė atvirai ir per visas rinkimų kampanijas remdavo ne vieną politinę jėgą, o išskirtydavo paramą skirtingoms partijoms ir ieškodavo draugų ir interesų atstovų turbūt kiekvienoje Lietuvoje veikusioje partijoje ir tas nebuvo niekam paslaptis. Šituo atveju yra peržengta riba, kai buvo praktiškai įkaitais laikomi politikai kartais iš dabartinės perspektyvos, ypatingai žiūrinti visą tą istoriją, kad ne politikai atrodo priimantis sprendimus, o vykdantis koncerno nurodymus. Verslų koketavimas su politikais per paramą baigėsi 2012. Seimas dar 2011 pabaigoje priima prezidentės Dalios Grybauskaitės pateiktas pataisas, kuriomis juridiniams asmenims draudžiama finansuoti verslą. 2014 metais Grybauskaitė žengia dar vieną žingsnį. Vasarį skelbdama apie apsisprendimą siekti antrosios kadencijos, tuo pačiu mįslingai perspėja Lietuvą. Šalyje klesti oligarchiniai dariniai. Lietuvą atsigaunant aktyvėja ir mūsų valstybę griaunančios ir grobstančios jėgos. Tiek išorėje, tiek šalies viduje. Jos sėja destrukciją ir nepasitikėjimą Lietuva. Stabdo svarbiausius valstybės raidai projektus. Pamina demokratinės ir konstitucinės vertybės. Naujas formas įgavę oligarchiniai dariniai skaldo ir dalinasi Lietuvą, nutolindami mūsų visų geresnio gyvenimo viltis. Žiniasklaida suskumba spėlioti, kas tie oligarchiniai dariniai. Tarp variantų koncernas IKOR. O Lietuvos ryto apžvalgininkas Vytautas Bruveris pirštu beda į Darių Mockų. Šis sako, kad su oligarchais nesitapatina. Aš manau, kad mes priklausome prie atsakingo verslo, nesitapatinu aš su jokiais oligarchais. Ir nemanau, kad dėl to reikėtų man teisintis. Manau, reikėtų klausti prezidentės. Jinai pasakė A, jinai turi pasakyti ir B. Kodėl mes turime už kažką spėlioti? Pagal, taip sakant, jau tokį visuotinai pripažintą oligarcho apibrėžimą, tai yra tokios verslo grupės, kurios turi daug, taip sakant, turto, daug lėšų, kurios turi galimybių arba susikuria galimybės įtakoti viešą nuomonę, tai čia vėlgi MG Balticas ir LNK, taip sakant, tas buvo suprantama ir matoma. Na ir trečias dalykas, kad štai pinigais ir ta viešąja įtaka yra bandoma įtakoti valstybės gyvenimą. Aš negaliu ginčyti su Dalios Grybauskaitės taip suformuluotais žodžiais, nes, mano manimu, jie tikrai didelė dalim atitiko tą lietuvišką tikrovę tuo metu. Prabėga metai po perspėjimo apie oligarchus. Grybauskaitė jau antrą kadenciją Lietuvos prezidentė, o koncernas draugysčių su politikais neišsižada. Vilniaus Siemens arenoje MG Baltic švenčia savo 25 metų jubiliejų. Į šventę atvyksta